atvežtas iš Vokietijos, tai nuvažiavau, apžiūrėjau, taip, busikas toks papurvinas, kaip sakant, plaut valyt reikia. Aišku, faras mažiau priekinis ten nusipoliruoti reikės, nes irgi užgelti, bet kadangi labai ir prie ūkio, ir prie visko, ir pastovyklaut su vaikais kokiais vis tiek yra patogiau su busiku, tai ir šiaip visą laiką pasvajodam, kad būtų faina busiką turėti. O tai nusižiūrėjom transporteriuką, T5 ir buvau nulėkęs prieš porą dienų, apžiūrėjau, kaip ir patiko visai. Aišku, darbelė bus jį paruošti technikiniai, išsiplauti, išsivalyti, susidėti viską, ko trūksta. Bet, kaina pakankamai atitinkamai nebloga. Tik iš Vokietijos atvežtas, tai Lietuvoje nevažinėjęs, apžiūrėjau, slenkščiai neišbuvę, niekas. Tai kaip sakant, aišku, reikės nusiplauti, nusivalyti, aišku, biškį gal pasidažyti kai kur, slenkščius apsaugas visokias nusipurkšti, kad nepradėtų rūdyti ir panašiai, nes vis tiek man tas toks buvęs kaip darbininkų gal bus įkėlis, tai toks, žinot, papurvinas, padulkinas, taip pat, vienu žodžiu, sutarėm laiką regitroje, važiuojam, bandom prisiregistruoti ir tada, grįšiu į Zarasus ir tada dar pafilmuosiu kažką daugiau, kaip jo būklė, kaip jisai atrodys. Mano busikas. Bandysim šiandien prisiregistruoti. Ir tada maut namo ir valyt, plaut, poliruoti ir taip toliau. Opa! Užsidarom, sėdam, lėkiam namo, viskas. Kadangi be tiecho, tai davė tranzitinius numerius ir puiku, dabar galėsim ir su tranzitiniais pavažinėti ir normaliai iš lėto susitvarkyti mašiną ir prasivaryti tiechą ir tada užsiregistruosim normalius numeriukus. Tai va, įspūdis toks, užsidėjom tranzitkės jau, viskas, maunam namo į Zarasus. Labas, kas čia laukia? Opa, laukia, va, kaip baikė? Tai duska. Duska, va, šviesų neišjungiau. Reikia šviesas išjungti. Po plovyklos. Opa. Taigi, pirmos investicijos. Ruošiant technikiniai, ir šiaip ruošiant savo važinėjimui. Tai pasikeičiau priekinės dvi padangas, nes buvo jau jos ir tokios poplikės. Ir buvo net kažkur čia kampas nudraskytas, kur tai matyti užkabinta ant bordiūro ar ko. Tai, žodžiu, bet kuriuo atveju buvo su tokiam padangom rizikinga važiuoti. Tai, pirkau naujas padangėlės, gale tai dar visai geras, matyt, kažkada nepersonai keista buvė, o priekinės tikrai buvo plikos. Tai priekinės pasikeitėm, tai dvi padangos po 100 eurų, 120 plus darbelis 20 euriukų, tai 100 eurų. Ir tada dar kas iš pirmų investicijų iškart nusipirkau tepaliukų 2 bonkės. Nusipirkau oro filtrą ir tepalo filtrą. Dabar bijau sumeluoti, tiksliai nepasakysiu, bet kaina kažkas apie 7 eurų. Minus 5 eurai, plus 5 eurai. Vienu žodžiu, tiksliai neužsifiksavo kainą, kaip tai greitą pasakė, daug žmonių buvo, pirkau, sumokėjau ir tiksliai neužsifiksavau. O čekio ir nenugribiau kažkaip tai. Bet vienu žodžiu, apie 70 eurų, plus minus. Tai va, jau praktiškai investicijų gaunasi, kad 100 kiam plus 7 jau 210 eurų. Ir tai yra tik tai padangos, tepaliukai ir filtriukai. O dar ten laukia daug pakabojų, nes mačiau, kad šitos pusės granatos apsauga guminė suplyšus yra. Tada cilinbloko guma, man atrodo, parėjus abiejose pusėse, jau pamatėm tą dalyką. Tai va, ir aišku, nežinia, kas dar išlis daugiau. Grįžtu namo po darbelio, o čiagi vyksta plovimo, va darbai, viskas išraukta. Irgi ta plauna, valo čia. Va, čia va, ištrupėjau šitą. Matai, čia padanga gal kai valiojos, ar šiaip kažkas ir išsivibravo. Aha. Bet visai čia jau žiūrėk, kaip tu čia gražini. Oi, kokia kvapnė graži mašina bus. Oi, kaip mes važiuosim kur nors lisėtis su šitą mašiną. Tai sustvarkysim, ir patriukas ten sėdi vidui mašinytėj. Geras. Va, ir čia jau kažkas daryta tavo jau valyta, trinta, matau. Tu nematai? Tai aš matau, kad Nes va ten tai va, pasižiūrėk po tą sėdynę, kur visai nevalyta, tai va taip čia buvo. Tai va, ašgi atsimenu, kad tai buvo, aš iškart ir pamačiau, su kuo valyta čia. Čia net veidrodžio nėra. Čia tai nėra, čia gal nereikia, žinai. Tai va, vienu žodžiu. Galima dar. Tai čia matos, darbinė mašina grinai buvo, žinai, važinėtava. Ir be statybininkai, tai daržus į laukus. Į laukus kokie pas ūkininką vežiot. Tiesiog, nes tikrai smėlio daug, aš irgi pažiūrėjau. Net po pritaisų skydelio prie spidometro kampuose ten pribirėjai smėlio dulkių, žinai, vidai po stiklu. Mes
Kas bus keliautojai? Tada truputį chemijos iš senukų. Šlastelė, servetėlės, panelių valiklis, ratlankių dažai, juostelės, reiks bumperį pasidažyti, reikės ratlankius nusipūst, nes negražus, aišku, dar saviškės mažai iškodyti, reikia ratlankius nusipūst ir, aišku, busiukui. Tai, aišku, tiek vienai mašinai gal ir nereikės tų dažų, bet kadangi dviejų mašinų, tai biškį apsišopinau. Tai žiūrėsim, kiek čia ko užteks. Reikia apie mašiną ratlankėlį nusipūsti. Žmonėlę iškodyti ratus biškį apsikleivau. Šiek tiek užsidėjau apsauginę tą dažymo juostelę, nes nepatinka, kai apsidažo padangas, tada lievai atrodo. Aišku, nuo gumos tie dažai dažymas per savaitėlę ten 2 nueina, bet vis tiek negražiai atrodo. Tai, kad mažiau tas padangas apdažyti, šiek tiek apsikleijuojam. Na ką, visai neblogai. Tada vyksta gražinimo darbai. Jurgutė vis dar gražina, plaunava, bet jau, pažiūrėkit, koks grožis. Koks grožis panelės, va, blizga, gražu, va, baigė visas dulkės baisėsis atplaut, kaip sakant. Va, iškart gražėja. Mašina jau lieka panašesnė į mašiną. Aš praėjau ratlankius, va, atšviežinau su balionėliu, tai va dabar laukiam, kad pradžiūtų, tik tai biškai čia lietutis toks pradėjo lipti, tai tikėkimės neužlis labai. Tai va, iškart vaizdas mašinas kitoks. Nu ką, bandom gražinti bumperį. Čia pradžiai paprašiau biškį. Ir čia biškį. Žiūrim, kas gaunasi. Tada, nu va, kaip atrodo nupūsta. Grotelių va šitos dalies nedažiau, nes jinai tokia tamsesnė, pilkesnė yra. Bumperis po nudažymo atrodo va taip. Ir man, blemba, visai patinka. Nežinau kaip jums, bet gražu. Nes kai buvo tada plasmasė išblukus dėmėm, tai atrodo fantastiškai. Tuoj dabar pabandysiu aš padaryti taip. Įseksim šitą čia, uždarau bumperį. Opa, sauri biškį už garsą, bet su viena ranka buvo nepatogu. Nu va, blemba toks linksmai, toks geras, toks papiktintas atrodo. Kaip jums atrodo? Nu visai neblogai. Nu va, dar liko galas. Galą irgi dažiau, nes pažiūrėjau, patiko priekis kaip pūtėsi. Tai zadno nudažiau ir galą. Aišku, čia buvo labai daug žvyro prilindę, tai net su atsuktuvu krapščiau. Tai vat, dar va čia yra to, matot kiek žvyro dar, tai reiks jį dar išpurtit. Bet dabar tam kartui nežinau, kad biški pavaizduot kažką jums čionai. Aš pabandysiu. Taip, laidelis čia tvarkoj, neprispausiu. Tuoj, bandykim nuimti popierius, nes daugiau gal nepurkšiu. Opa. O. Nu, vyksta procesas, tepaliukų. Varštą įmesi, jeigu kiek. Jo, patai išsimsim, jeigu ką, nes kad negaudėte nevarkti. Jo, nes. Koksai juodas tepaliukas. Žiūrim, bandam. Šartai nufilmuok filtriuką, kaip jisai čia sukasi. Pirmą kartą suku jį čia. Labai nelabai keisdavau kažką. Tai dabar labai įdomu, kas čia gausis. Nu va, seną filtrą išėmėm. Buvo tas pipsiukas likęs viduje, tai dar su repliam teko išsiimti. Tai va, naują įstačiau, nieko sudėtingo. Dabar pakeisim žiedelį ir užsukam dangtelį. Nu va, kiek tepaliuko ištekėjo. Bandysim susipilti čia atrabotkę. Nu, visai nemažas kiekis. Pagal normą panašiai tas lygis ir yra apie 7 litrus su kapeikom. Nes čia beras 8 ir 9 litrai talpa šitą.
vonelę. Beje, Norfai radau, visai neblogas daiktas. Po busiku labai patogiai palenda ir galima puikiai į ją nuleisti tepalus. O dabar žiūrėsim, kas čia gaunas ir ar pavyks man čia sėkmingai su ją nupilt. Nu, žiūrėk tu man, kaip kultūringai va. O, kitas reikalas. Aš sakau, kažkaip tai turi specialus tepalas. Paskaičiau ir čia ChatGPT pagalba pasakė, kad 5 ant kem. Ir būtinai ten turi būti tas toks 505.01 specifikacija tokia šitą tepalą. Nes čia būtent eina toks motoras, kur reikia tokio tepaliuko. Nu tai ką, ir bandam pilt. Aišku, svarbiausia dabar neapipilt. Vo, kaip gražiai. Tai va, drąsiai 5 litrus pilsiu, o po to jau iš kitos bonkės pilsim po truputį, nes parašyta, kad telpa apie 7,5 litrą tepalo. Nu, tai aišku, kažkiek sena bus, kur nors dar likutė susilikęs. Tai panašiai, plius minus turėtų 7 kokie litrai ir sueiti. Turim pablukusias faras. Bandysim atrestauruoti, kad būtų skaidrios. Tai nusipirkau švitriuko kelis lapus, tokia pradžia 800 ir po to 2000, nes kitokia mūsų senukas neradau. Kai kas varo biškį didesniais tarpais, nu, kadangi pasirinkimo didelio neturiu, tai bandysiu pradžiai su 800 pašveisti, po to su 2000 ir tada, aišku, nusipirkau poliruoklio. Tai va, tai pabandykim metodą, kaip daug kas atsiregeneruoja. Tai va, biškį sudrėkinsim ir pabandysim pažiūrėti, kas čia gaunas. Oha, tai žinai, sukamų judesių nelabai galima, tai reikia va tokiais judesiais eit. Va, nu, ir tas paviršius matau, kad nusišveitinėja šiaip. Sakyčiau, skaidresnė kažkokia. Tos tai labai iškart tokie mumai pradėjo važiuoti tyrimų. Nu ką, sekantis švitras, kaip minėjau, 2000. Tai va, išbandysim vėl. Nu ką, senukos nusipirkau va tokį farų poliruoklį. Nežinau, kiek dėti reikia. Labai didelis poliruoklis šitas toksai. Paraloninių tokių nebuvo, tik tai va tokie. Tai žiūrėsime, kas čia mums išeis padaryti. Ir čia prisipoliruos. Taip, kiti dar būna va taip. Padėlioja, mačiau. Tai žiūrėsim, kas čia išeis. Nu ir bandysim. Oho. Nu ir visai neblogai, man atrodo. Kaip jum rezultatas? Visai blizga neblogai, sakyčiau. Tikrai pakankamai gerai pasidariau. Taip, aišku, dar nusiplaus, biškį nusivalys, nes kai kur dar poliruoklio biškį likučiai keli likę, bet visai rezultatas kaip buvo pagelinti ir kaip dabar, visai neblogai. Nu ką, einam daryti toliau kitą.